Sveiki. Aš iš tikrųjų labai ilgai galvojau, ar gerai po tos pertraukėlės kalbėti, bet gal ir gerai, nes netiesiai po Antano, nes po jo baisiai sunku būtų išlaikyti jūsų dėmesį. Tai iš tikrųjų tas pavadinimas skamba pakankamai džiugiai ir labai skambiai, turbūt, gal net šiek tiek šabloniškai, bet pasistengsiu šiandien labai paprastai papasakot apie Ovoko. Pirmiausia, tiem, kurie dar nėra girdėję apie mus, tai trumpai pristatysiu, ką mes veikiam. Tiem, kurie girdėjo, tai papasakosiu arba priminsiu šiek tiek trumpai, kas mes tokie esam. Ir iš tikrųjų, nuo to, kas tas Ovoko yra, pasikalbėsim šiandien ir padiskutuosim, kaip Ovoko iš tikrųjų važiuoja. Ir bandysim išsiaiškinti, ar šita lygybė yra teisinga ar ne, ar tarp Ovoko ir inovacijų yra tas meilė iš pirmo žvilgsnio ir meilės ryšys. Manau, kad galiausiai po viso šitos prezentacijos sutiksit, kad taip ir yra. Tai pradėkim nuo pradžių, kas tas Ovoko yra. Mes esam elektroninė platforma, kuri jungia naudotų detalių pardavėjus ir naudotų detalių pirkėjus. Iš tikrųjų, mūsų platforma veikia visoje Europos Sąjungoje, apima turbūt nepameluosiu visas šalis, daugiau ar mažiau. Mūsų platformoje šiai dienai, kadangi aš esu skaičių žmogus, tai pakalbėsim šiek tiek per skaičius, yra daugiau negu 4000 pardavėjų prisijungusių. Ir šiai dienai esam savo kataloge sukėlę 21,5 milijonų naudotų detalių. Ir jeigu tai yra negausiausias katalogas, tai tikrai vienas iš gausesnių mūsų visoje Europoje. Tuo tarpu iš naudotų detalių pirkėjų pusės kiekvieną dieną sulaukiam daugiau negu 8 milijonų vizitų. Ir kuo tikrai didžiuojuosi ir labai džiaugiuosi kaip finansų atstovė, kad augam labai greitai. Augam ne tik kiekvieną mėnesį, bet augam ir kasmet. Ir iš tikrųjų paskutinius porą metų augam dvigubai. Ir tas iš tikrųjų labai jaučiasi. Ir kiekvieną kartą stebint savo procesus reikia pagalvoti, ką daryti kitaip, kad spėtumėm su tuo augimo greičiu ir ką mums reikia galbūt patobulinti. Ir turbūt čia ir atsiranda tos mūsų inovacijos. Dabar šiek tiek pakalbėkime apie Ovoko maršrutą ir mūsų kelionę. Tai čia labai paprastai nubraižiau, kaip mes judam iš to taško A į tašką B, į tą mūsų viziją ištraukti naudotas detalės iš stereotipinio šešėlio ir jas rodyti skaitmeniniai erdvėjai. Tas kelias atrodo vingiuotas, taip dažniausiai ir būna, kadangi turim tikrai momentų, kai atrodo, kad užstrigom, nežinom, ką daryti, nežinom, ką patobulinti ir kaip judėti pirmin, bet tada išsiveržėm į priekį ir judam aukštyn. Ir mūsų pagrindinis tikslas turbūt ir yra nuo esnio, kylant kaip lėktuvui, čia specialiai dėjau ne automobilio lėktuvą, nes tas greitis, kuriuo mes judam, iš tikrųjų yra milžiniškas, kaip iš esnio tapti eusiu. Ir turbūt pagrindiniai principai, kuriais mes vadovaujamės kiekvieną dieną, yra čia surašyti ir juos tikrai išgirsit per visą pranešimą, kai pristatinėsiu, ką mes veikiam. Tai turbūt pagrindinis dalykas yra labai aktyviai skatinti inovacijas tiek įmonės viduje, tiek tarp pardavėjų ir pirkėjų, kurie naudojasi mūsų platformą. Taip pat moderniai pažiūrėti į kasdieninės situacijas, nes kitaip problemų neišspręsim. Turbūt irgi labai klišinė frazė, kad klientas visada prioritetas, bet mes turim kelis klientus, tai yra ir pardavėjai, ir pirkėjai, kurie naudojasi mūsų platformą. Tai iš tikrųjų pamatysit, kad labai stengiame suprasti, ką jie nori matyti toje platformoje, kur jiems skauda. Ir mes kaip dideli automobilio entuziastai sakom, kad be komandos mes esam kaip automobilis be variklio. Ir kad jau tas greitis toks didžiulis, tai norim ir toliau važiuoti toliau, įsijungę tą pačią aukščiausią pavarą. Tai pakalbėkime apie tą mūsų kelionę ir išsiaiškinkim, kurioje vietoje atsirado tas meilės ryšys tarp Ovoko ir inovacijų. Tai Antanas pristatė iš tikrųjų labai daug būdų, kaip galima įgalinti tam tikras priemonės versle. Tai kuo mes galim pasidžiaugti, kad mes jau turim robotų Ovoko gyvenime, niekam nepaslaptis, kad kiekviena elektroninė platforma jinai sulaukia labai daug užklausų tiek iš pirkėjų, kurie ją naudojasi, tiek ir už pardavėjų, kurie kelia tas naudotas detalės. Ir mum augant tų klausimų kiekis tik didėja. Ir ką mes kol kas esam padarę, įsigijom šiokį tokį robotą, susikūrėm jį, kol kas vardo neturi, bet net nebejoju, kad jisai galėtų pretenduoti mėnesio darbuotojo titulą.
Ir iš tikrųjų, ką tas robotas daro, jisai visas gautas užklausas sukategorizuoja pagal kalbas ir tam tikrą klausimų tipą. Ir iš tų stalčiukų tada visos užklausos keliauja tam tikriem klientų aptarnavimo specialistam, kad jie galėtų greitai ir kokybiškai atsakyti tuos klausimus. Kitas dalykas, ką mes turim ir apie ką jau irgi Antanas šiek tiek užsiminė, yra tas virtualusis Ovako asistentas. Jį iš tikrųjų įsidegėm pakankamai neseniai, tik tai vasaros pabaigoje pristatėm savo puslapį ir čia matosi, kad virtualus asistentas pasisveikina ir klausia, kuo galėtų padėti. Tikrai dar turim kur tobulėti ir ieškom pačių geriausių sprendimų, patys dar testuojam, ar tas asistentas tikrai tinkamai asistuoja, bet stengiamės įdiegti kiek įmanoma daugiau priemonių, kurios efektyvintų mūsų procesus, nes augant kitaip būtų labai sunku suspėti su tuo tempu. Ir kuo tikrai labai didžiuojuosi, tai yra mobilioji atpažinimo Ovako programėlė, kuri dar nėra oficialiai išleista į rinką, bet mūsų pardavėjai apie ją jau pradėjo girdėti ir klausia, kadagi pagaliau tai bus prieinama ir jiem, nes ką mes šiuo metu esam sukūrę ir testuojam, kad tikrai būtų pats geriausias produktas, kokį esam paleidę į rinką. Tai kiekvieno automobilio detalės turi tam tikrą kodą. Ir kadangi visi kiekvieną dieną naudojamės mobiliaisiais telefonais, mes sukūrėm aplikaciją, kurios metu nufotografavus detalę, pagal tą kodą, kuris yra ant detalės, jum aplikacija pasakys, kiek tokių detalių yra mūsų platformai, kiek preliminariai jinai galėtų kainuoti. Ir bus labai paprasta tą skaitmenizuotą nuotrauką iš karto įkelti į mūsų platformą. Tai pardavėjai jau trina rankom ir klausia, tai kada paleisit, bet Ovako labai stengiasi paleisti tik kokybišką produktą, todėl dar kol kas testuojamės, bet labai norėjau pasidžiaugti su jumis, kad jau labai greitai šita programėlė bus prieinama. Kita vertus, visi sakom, kad inovatyvumas yra labai svarbu ir kad reikia kiek įmanoma moderniau žiūrėti į tam tikrus dalykus, ar ne, bet ką mes įsitikinom iš tikrųjų, kad kartais patikrinti dalykai turi tą tikrąjį grožį ir ką mes kol kas darom. Įmonė ir buvo jau ne vienas ir vyks turbūt ne vienas, tai yra Ovako sprintai, turbūt ir patys jau esat galbūt bandę savo įmonėse. Bet mes tikrai manom, kad iš tikrųjų yra labai svarbu susikoncentruoti į vieną problemą ir ją spręsti galvojant, kokie galimi yra scenarijai, kaip jinai gali pasibaigti. Tada įtraukti kiek įmanoma daugiau skirtingų komandų, kad kiekvienas pasidalintų savo įžvalgom. Tada, žinoma, juos skatinti galvoti iniciatyvas, kurios galbūt kartais skamba visiškai beprotiškos. Nusistatyti labai aišku terminą, per kiek laiko tai reikia įgyvendinti ir kadangi taip mėgstam greitį, pasilaikyti tą aukščiausią pavarą tam greičiui palaikyti. Ir kad tai nebūtų tik tai žodžiai, čia įdėjau pakankamai nuobodžią turbūt skaidrę, kaip atrodo ta problema, kurią iš tikrųjų praėjusiais metais mes bandėm išspręsti. Turėjom tam tikrą rodiklį, kuris galbūt mums nelabai patiko, bet buvom vis tiek užsibrėžę jį pasiekti. Ir žinom, kad yra du scenarijai. Arba mes privalom užaugti ir pasiekti tą tikslą, o kitas, planas B, buvo išlaikyti esamą poziciją, bet nenukristi žemyn. Ir tuo metu sugalvojom, kad pasiimsim produktų komandų atstovus, pasiimsim finansų komandą, pasiimsim vadovus, kurie turi viziją, kaip mūsų verslas turi atrodyti. Uždarysim juos vienam kambarį, tikrąja to žodžio prasme, ir prašysim, kad jie generuotų idėjas nuo pačių paprasčiausių iki pačių beprotiškiausių ir tada iš jų išsirinksim tai, kur mes fokusuojamės. Ir iš tikrųjų, tos paprastos priemonės, kurios tikrai yra laiko patikrintos, leido mums pasiekti tikrai daug. Ne veltui šitas pranešimas vadinasi sėkmės istorija. Mums išsigryninus problemą, mes galėjom sukoncentruoti dėmesį būtent į vieną klausimą ir nesiblaškyti tarp skirtingų sričių. Ir tas minčių generavimas, neturint kažkokio nusistatymo, mums iš tikrųjų padėjo atrasti pačius inovatyviausius sprendimus, kurie galbūt atrodo tokie paprasti, kad net nesvarstėm jų bandyti. Ir ta motyvacija, kuri
atėjo tiek iš organizacijos vidaus, tiek ir toj pačioj komandai, kuri atliko šitą sprintą, leido mums įgyvendinti visą šitą labai greitai. Iš tikrųjų, 90 dienų turbūt skamba kaip baisiai trumpas tarpas, bet jo rezultatas buvo toks. Mes ne tik, kad pasiekėm užsibrėžtą tikslą, bet kaip šalutinis efektas mes atradom naują pajamų šaltinį, kuriuo dabar džiaugiamės labai sėkmingai. Ir net nebejoju, kad užtikrinom ir tuometinių investuotojų pasitikėjimą ir tikrai pakėlėm kartelę savo potencialiem investuotojams, parodydami, kad mes galim susikoncentruoti ir kad mes galim išspręsti problemą ir netgi atrasti kažką naujo. Kad viskas neatrodytų labai nuobodžiai, įdėjau porą nuotraukų, kad matytumėt, kaip ta komanda iš tikrųjų ir susikoncentruoja tą tikslą. Tai jie tikrąją to žodžio prasme užsidarė virtuvėliai, atsinešė visus kompiuterius, gavo šiek tiek motyvuojančių priemonių ir sėdėjo ten užsidarę tol, kol galiausiai reikėjo jau testuoti tai, ką jie sukūrė. Ir kaip jau minėjau pačioj pradžioje apie mūsų kelionę, mums komanda tikrai yra labai svarbi. Ir tas pasiektas tikslas iš tikrųjų yra įrodymas, kad mes, jeigu esam kartu, tai galim viską. Ir Ovako tikrai didžiulis noras yra mokytis ir augti. Ir manau, kad tai buvo viena pagrindinių priežasčių, kodėl šių metų pavasarį mes įkūrėm Ovako Labą, kuris yra skirtas parodyti mūsų platformą naudojantiem pardavėjam, kad yra tas auksinis standartas ir kad galima visą veiklą vykdyti ne kažkur šešėlį, ne kažkokiam tolimam kaimelį. Vat Antanas turbūt sakytų, kad Švenčionėliai nėra kaimelis, bet tikiu, kad Švenčionėliuose irgi yra kažkokių laužynų, kurie dar nežino, kiek jie daug gali pasiekti, bet mums tikrai yra svarbu prieš paleidžiant kažką, įsitikinti, kad turim patį geriausią produktą. Ir to įrodymas yra tai, kad bandydami parodyti, kad viską įmanoma padaryti teisingai, nusprendėm atkartoti žingsnis po žingsnio tai, ką daro mūsų pardavėjai. Ir pats pirmas turbūt punktas buvo susirasti automobilį, kurį mes galim ardyti. Ir tai tikrai nebuvo labai sudėtinga. Išsirinkom visai gražų, šiek tiek pabraižytą, bet iš tikrųjų šita dalis turbūt buvo pati paprasčiausia. Tada supratom, kad viso sudaužyto automobilio parduoti negalim, nes reikia kažkaip sukelti detalės, tai reikėjo jį išardyti. Čia matot žmonės iš Ovako, kurie tikrai kiekvieną dieną nesėdi jokiam laužyne, didžioji dalis jų sėdė ofise nuo ryto iki vakaro prie kompiuterių, bet jiem buvo didžiulis iššūkis kartu su profesionalais pasižiūrėti, kaip tas ardymo procesas vyksta, kaip apskritai išimti tas detalės, kiek tam automobilį gali būti detalių, ir jie šitą planą įvykdė. Tada, kad ir kaip bebūtų keista, norim, kad suskaitmenizuotas detalės sukeltų pardavėjai į mūsų platformą, reiškia, reikia jas tinkamai sufotografuoti, ar ne? Siūlom tikrai ne vieną priemonę ir ne vieną būdą, kaip tai padaryti. Ir būtent šito testavimo metu komanda pastebėjo, kad mūsų siūlomam produkte yra keletas niuansų, kurie neleidžia patogiai atlikti šito svarbaus darbo, kas iš tikrųjų reiškia, kad pirkėjai dažniausiai turės labai daug klausimų, kodėl detalė nuotraukoje netitinka realybės, ar ne? Tai ką mes padarėm, mes iš karto ištaisėm šitą procesą ir jau šiai dienai jisai sėkmingai veikia ir pardavėjai labai džiaugiasi, kad sutvarkėm tą produktą ir jiem gyvenimas tapo lengvesnis. Ir galiausiai, kad jau sukeli detalės, tai norėtųsi ir parduoti. Pardavėm ir pavyko. Sugebėjom net ir užsidirbti pelno ir jums gal bus ir sunku patikėti, bet didžioji dalis operacijų vis dar vyksta grynais. Bet įgyvendinom savo tikslą ir pamatėm, kad visas tas procesas jisai gali vykti. Identifikavom pagrindinės problemas, kur paprastas žmogus, kuris galbūt neturi tiek daug patirties su naudotom detalėm, gali užstrigti ir kuriuose vietose reikia kažką patobulinti. Ir kadangi mes labai mėgstam iššūkius, nusprendėm, kad pabandom dar. Ir tada nusprendėm nusipirkti tikrąją to žodžio prasme pilną sunkvežimį naudotų detalių. Čia sukėliau nuotrauką, kaip tai atrodo. Komanda sakė, kad šitas nuotraukos, kurias parinkau, iš tikrųjų yra tik tai žiedlapiai. Ir aš net nebejoju, nes pati nedalyvavau šitam procese.
bet vien jau iškrauti šitą sunkvežimį su nesuskaičiuojamų kiekių spalvotų, subraižytų bamperių ir kitų naudotų detalių užtruko visą dieną. O ką jau kalbėti apie tai, kad kiekvieną šitą detalę reikėjo užregistruoti, pažymėti, nufotografuoti ir dar sukelti į mūsų platformą, kad mes ją galėtumėm parduoti. Tai iš tikrųjų, kas buvo dar vienas iššūkis, ypatingai su tokiom detalėm, kurios yra nestandartinių gabaritų, kaip mūsų pardavėjai jas pakuoja. Čia sudėjau tikrai ne pirmą variantą, kaip tos supakuotos detalės atrodė. Iš tikrųjų, tai yra pakankamai sudėtingas procesas, nes turi įvertinti, kad detalė yra ne tik tinkamai supakuota iš matmenų pusės, bet tu turi užtikrinti, kad ta detalė tinkamai pasieks pirkėją, kad jinai nesulūž, kad elektroninė prekė nebus supurtyta ir jinai nebeveiks. Ir iš tikrųjų čia buvo tikrai ne pirmas ir manau, kad net ne antras variantas, kai galiausiai jie supakavo duris, bet sėkmingai tai padarėm. Ir atlikdami visą šitą procesą ir tą procedūrą, bandydami nuo pat pradžios iki pat pabaigos, identifikavom keletą vietų, kurias vis dar labai aktyviai tobulinam, kad mūsų pardavėjams būtų paprasčiau ir kad mūsų pirkėjai rečiau pas mūsų virtualų konsultantą grįžtų su klausimais, tai kodėl ta mano detalė tokia negražiai supakuota, kas ten į tą dėžę prikimšta ir kodėl aš apskritai gavau ne tokią detalę arba jinai yra sulūžus. Tai iš tikrųjų visas šitas procesas, manau, kad leidžia mums sakyti, kad Ovoko turi savo sėkmės receptą. Nepasididžiuosiu ir pasakysiu, kad tas nuolatinis verslo procesų tobulinimas, kurį mes darom tam, kad mes suprastumėm, ko reikia pirkėjų ir pardavėjų ir ko reikia mums patiems, pakankamai modernus požiūris į kasdieninės situacijas, nes iš tikrųjų juose kyla daugiausiai problemų. Kliento minčių skaitimas, kad ir kaip magiškai tai skambėtų, bet tai yra beprotiškai svarbu, nes be Ovoko labo, patikėkit manim, tikrai žmonės, kurie sėdi ofise prie kompiuterių, tikrai nebūtų supratę, kaip galima nesukelti tos detalės tinkamai ir kodėl jinai sugrįžta arba iš nepatenkinto kliento, arba jinai apskritai nepasiekia kliento ir kodėl klientai skundžiasi. Tai iš tikrųjų identifikavus tą problemą yra daug paprasčiau tobulinti mūsų procesus. Kaip ir minėjau pačioj pradžioj, nuomonė nepasikeitė, stipri komanda yra labai svarbi, o pelnas bus rytoj. Todėl labai stipriai investuojam į savo komandą, bandydami sumotyvuoti žmonės bandyti, klysti ir atrasti kažką geresnio. Ir iš tikrųjų, kas dar yra svarbu, kad to troškulio iššūkiam, kad ir kaip tai šabloniškai gali skambėti, nepaleidžiam nei vieną dieną. Ir manau, kad šita nuotrauka, kuri yra ištrauka iš Verslo žinių, tikiuosi, kad pastebėjote ją, kai rugsėjį išleido. Iš tikrųjų pritraukiam vieną didžiausių turbūt Lietuvoje šiais metais investicijų. Tikiuosi, kad niekas mūsų nespės pralenkti iki metų pabaigos. Bet aš manau, kad būtent šitas momentas įrodo, kad tas Ovoko receptas jisai veikia, kad mes kažką darom teisingai. Tai aš iš tikrųjų iš savo pusės labai noriu palinkėti, kaip Ovoko atstovė ir apskritai kaip žmogus, pakankamai šviežiom akim stebintis Ovoko veiklą, nes prisijungiau ganėtinai neseniai. Noriu palinkėti nebijot bandyt, dar svarbiau nebijot klyst ir kiek įmanoma daugiau žiūrėti į priekį, labai stipriai nesidairant atgal, nes tik taip galėsit augti, tobulėti ir manau, kad būtent toks ir yra Ovoko sėkmės receptas, kuriuo galit pasinaudoti. Tai Ovoko sako ačiū ir labai laukiu jūsų klausimų. Tai mes irgi sakom ačiū Ovoko. Gal tikrai turime klausimų iš auditorijos? Taip. Prašau. Mikrofon. Tai gal kur negirdės kiti. O yra tikslas tapti iš vis detalių platformą, ar tik tai dėvėtų detalių platformą? Mes turim labai daug tikslų. O kaip
Manau, kad bent jau kol kas tikrai koncentruosimės į naudotas detalės, nes yra beprotiškai didžiulis potencialas ir bent jau pagal tai, ką mes matom, tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje, labai daug detalių vis dar yra offline, kažkur toli, nežinomų, nesukeltų. Ir mes tikrai norim jas ištraukti dienos šviesą ir tada, kai jau pasieksim savo tikslą su naudotom detalėm, nes iš tikrųjų mūsų vizija yra šiek tiek pakeisti tą žaidimą ir pakeisti stereotipą apie naudotas detalės ir laužynus. Kaip pasieksim šitą? Manau, kad galėsim koncentruotis į naują problemą, galbūt didesnį pasiekiamumą kitų detalių, bet bent jau kol kas manau, kad vadovai sutiks, koncentruosimės į naudotas. Gal dar yra? Aha. O tai čia daugiau dėl garantinių įsipareigojimų, nes kaip ir ar taikot garantinę? Mūsų platforma leidžia per 14 dienų sugrąžinti naudotą detalę. Tai čia kaip internetinė prekyba, tik dėl to. Taip, iš esmės mes esam platforma, kuri sujungia pardavėjus ir pirkėjus. Tai bet kuriuo atveju mes stengiamės, kad tos naudotos detalės būtų prieinamos ir nebereikėtų važiuoti į kažkokį tai rajoną, ieškoti tų detalių, galbūt ne visada rasti, gaišti laiką, mokėti už benziną, ieškoti, kaip nuvažiuoti, kartais pasimesti, ieškant to laužyno lokacijos. Tai iš tikrųjų pagrindinis dalykas yra pasiekiamumas ir rinkos atvirumas. Tai dar teisminių ginčų neturėjo dėl savo detalių? Kol kas ne ir tikiuosi, kad neturėsim. Bet stengiamės iš tikrųjų su klientais labai daug bendrauti, tiek su klientais, tiek su savo pardavėjais ir atrasti tas vietas, kuriuose galbūt galim pasitobulinti, bet manau, kad kol kas mūsų komunikacija puikiai veikia, nes sekasi, augam ir planuojam nesustabdyti šitą tempą. Aha. Dar vieną klausimą turime nuotoliu užduotą. Koks buvo paprasčiausias Ovoko atliktas pakeitimas, turėjęs didelį poveikį? Paprastų pas mus nebūna, mes nemėgstam paprastai. Ir rimtus eksperimentus, taip? Taip, mes ne veltui sukūrėm tą laboratoriją, kurioje kiekvienas darbuotojas gali atvažiuoti ir pamatyti, kaip tai veikia. Ir galvoju, kad tai turbūt skamba paprasčiausiai. Tiesiog nupirkti didžiulį sandėlį, kur žmogus galėtų ateiti ir pasižiūrėti, kaip tai maždaug vyksta. Bet iš tikrųjų, kai supranti, kiek daug detalių ir smulkmenų yra tam procese, patys darbuotojai pradeda sakyti, kad mes atradom iš naujo šitą verslą. Mes pagaliau suprantam, kodėl tie klientai ir pardavėjai grįžta. Ir matyti tas užsidegusias akis, manau, kad yra vienas didžiausių pasiekimų. Sunkiai pamatuojamų, bet vienas didžiausių tikrai. Na, tikrai labai buvo įdomu klausyti to eksperimento ir jūsų iššūkio. Tai ką, ačiū dar kartą Jolantai ir... Ačiū. Dėkui.